Matcha experience is matcha is Japanese traditional culture. Hope you can enjoy our matcha experience. And the third stop we go to Oshino Hakkai. Oshino Hakkai is a very beautiful, very lovely village, and it's also a World Heritage. We can go to there, taste the spring water. The spring water is snow water melted from Mount Fuji. We can go to taste the snow water. And wheels hum on the highway wide. Cool cars flash like samurai pride. Skies half cloudy, but it feels alright. Okay, so later please put on your coat. Okay, instead you can see very beautiful lake. Yes, Kawaguchiko Lake. Atvykom dabar prie Fudžio ir pasirinkom turą, kuriame yra ir matcha experience. Tai va dabar mokysimės daryti matcha. Jau yra paruošti milteliukai, davė karšto vandenuko ir yra va tokios putelės darimo, kaip čia vardint, bambukinės, nežinau kas, šluotelės, plakimo šluotelės. Taip, ačiū merginas, kad pataisėte mane. Ir bandysim daryti skanę matcha. Namuose, kiek bandžiau daryti, nelabai išeidavo. Nu, kaip išeidavo, žinau, normaliai, bet dabar mokinsimės tą tradicinį būdą, kaip iš tikrųjų reikia. Gavau pataisymą, kad mokinsimės turistinį būdą, tai... Ar mes turistai pasiruošę? Negėdink žmonos. Aš labai... This is chasen. We use chasen to make matcha. はい、そしてこれはお菓子、甘い食べ物です。ごま団子という日本のお菓子になります。This is a very sweet snack. It's one kind of mochi goma dango, Japanese traditional snack. はい、これから飲む抹茶はちょっと濃くて苦いお茶なので、抹茶の前に必ず甘いものを食べて、お口の中甘くしてからこのお茶を飲んでいきます。The matcha is a little bitter, so before we drink matcha, we taste the sweet snack. はい、ではまず両手でお菓子皆さん持ってみてください。Now use our two hands to take the snack. Now you can taste the snack. Andriau, paragauk. Pas tai kažkoks pajuodęs. Kaip pas kitus. Itatakimas, sakyk ir valgyk. Kaip sakyt? Itatakimas. Itatakimas. はい、そしたらお湯を入れましょう。Itatakimas. いただきます。あれ、いや、いただきま Now you can put the water into your chawan. The taste is better. Kuo daugiau putos, to geriau. Nepritaškyk. Itatakimas. Tai išplakus Vienas. arbatėlę reikia per 3 kartus ją išgerti. 2. Pasakius itatakimas. 3. Arigatou gozaimashita. Ir dar reikia apsiskaičiuoti, kad per 3 išgerti. Oishi. 2. Likutis. 3. Ką aš paspaudžiu, kad vis pradeda filmuoti, nesuprantu. Kaip Kristina vadinasi šitas ežeras, pamiršau? Kavakuči berods ežeras ir iš čia turėtų matytis Fudžis. Tai va daug kas eina į apačią. Mes tada pasižiūrim, kaip atrodo Fudžis. Kas įdomu, kad Fudžis vis dar yra be sniego ir praktiškai kiekviena diena yra rekordinė ir vis dar eina rekordas, kad atėjus lapkričiui jis vis dar yra be sniego. Neįsivaizduoju, kurioje vietoje filmuojant šį video nugrūdau savo mikrofoną, bet įrašysiu trumpą voiceoverį, kad būtų aiškiau, ką aš ten bambu. Pasidarėm kelias nuotraukas prie ežero ir dabar judėsim toliau. Iš pradžių planavom kilti prie Fudžio kalno, bet dėl didelių kamščių ir turistų srautų planą teko pakoreguoti.
Dabar kilsim link 5-osios Fudžio stotelės, esančios maždaug 2400 metrų aukštyje. Ten dar galima privažiuoti, kol dar neprasidėjo žiema. O, kokia įdomi mašina, tai Hatsu. Užkelom jau į Fudžio kalną ir labai nepasisekė, kad turim debesis, nes grinai bevažiuojant po ten po kairę pusę matės labai gražūs vaizdai, bet tik tai palipėjom aukščiau ir sėdim. Parašyta no smoking, bet panašu kažkas prirūkęs tiek, kad nieko nesimato apart kokių 200-300 metrų į tolį. O taip ir būna, užsisakėm vieną tokių įdomesnių turų su Mačios experience'u ir turėjom važiuoti vakar, kai buvo pati geriausia diena, bet jį atšaukė, nes buvo problemų su būtent Mačios visa veikla. Ir turim, ką turim dabar, nu, nieko ką padarysi, bent jau turėsim vieną nuotrauką. Čia kaip iš vestuvių. Svarbu turėti bent jau porą gerų nuotraukų ir užtenka. Ir man dabar bešnekant, ką tik prasisklaidė šiek tiek debesys ir gali matyti. Gaila dabar visą vaizdą nesimato, bet matosi pačio Fudžio viršūnė ir šiuo metu kalnas yra vis dar aktyvus. Ten yra netgi 3, kaip suprantu, aktyvūs židiniai, kuriuose gali vykti veiksmas. O paskutinį kartą išsiveržimas buvo prieš 300 metų. Ir šiaip dabar sakoma, kad bet kada tas pats vėl gali nutikti. Up here the air feels thin and shy. Clouds like ghosts just drifting by. A silver sea hides the sky. Mountain top whispers calling me. Fog wraps its arms around the trees. Cold bites my face but sets me free. Atvykome į Oshino Hakai ir už manęs yra stulbinantis vaizdas į Fudžiui. Kažkur ten. O šiaip šitą vietą yra šitie visi ežeriukai tiek čia, kur yra ir įdomesnių žuvų. Pavyzdžiui, plaukėja savo viena, kažkur ten va kita. Tai šitoj vietoj yra Fudžio kalno vanduo ir jisai yra tyras. Ir dabar einame į eilę, kur galima atsistoti ir būtent paragauti šio vandens. Va, kaip tik iš drakono bėga vanduo. Ir ten įsipilsim ir paragausim. Tai yra grynas vanduo, išfiltruotas tiesiai iš Fudžio. Iš drakono įsipilsim. Gal biški kartokas, bet... Vanduo kaip vanduo, bet... Arba čia tavo gertuvės poskonis. Under gray skies we wander slow. Fuji's breath whispers, soft it flows. Streams unravel, a story untold. The water runs, the water runs.
Na va, ir išlindo pagaliau iš po debesų. Gojira.